Ačiū Viešpačiui, kad mes galime susirinkti jo vardu, nepriklausomai nuo to, ar šilta, ar šalta, ar atstumai, ar taip kokios tai kliūtis gyvenime. Tikrai žiūrėdamas į žmonės, kai kurios aš galiu numanyti, kaip jiem gyvenime, kad ne taip paprasta viskas, tikrai gali tik tai dėkoti Dievui, kad žmogus nepasiduoda, juda pirmin ir aš tikiu, kad Viešpats ir paruošęs yra palaiminimus. Tik tai mes turime ištverti, turime įeiti visą tai. Ir ačiū Dievui už tai, kai jis atveria bažnyčioje. Dabar šį ketvirtadienį turėjom tarnavimą ir Paulius Čerka dalinosi apie biblinę pranašystę, ką tai reiškia. Sveika pasiklausyti ir jeigu galit, pasidomėkite, apie ką buvo kalbama. Ir tarp kitko jisai ten minėjo tokį dalyką, kad sako, jeigu tu jau galvoji, kad jau tu kažką žinai, kad jau tu kažką labai pasiekęs toksai, protingas tapai, labai jau teisus, sako, nueik pas pranašus, sako, ten taip tave papurtis, kad iš karto pasidarys aišku, kad nieko tu nežinai, kad nesi toks jau teisus ir kad reikia mokytis ir mokytis. Tai šiandien, brangiai, va taip ir gaunasi, kad tokia vieta, kurią galbūt ne pati tokia maloniausia, galbūt, žinot, Ezekielis vis tik tai. Ten jau tikrai purto. Ir jam pačiam buvo nelengva ir kada skaitai, galvoju, Viešpatie, wow, kokie dalykai. Tai įvykiai, apie kuriuos dabar skaitysime, žodžiai, kurie buvo ištarti tam laike, tai buvo susiję su labai dideliais įvykiais Izraelio tautoje. Šiaip tai Ezekielis daug pranašavo ir sakė, kad bus taip ir tautoms įvairioms sakė. O žmonės, mes pamatysim paskui, kaip jie klausė, bet vis tik tai, kaip ir dabar, žino, žmonės sako, Dievas pasakė, bet kada kas įsipildys ir atrodo, kad gal ir neateis tas laikas. Kartais kai kuriems žmonėms pradeda taip atrodyti. Bet va šitas skyrius, jisai kaip tik tai, būtent to ir yra įdomus, kad kaip tik išsipildymo laikė jisai yra. 33 skyrius Ezekielio yra išsipildo tai, kas buvo perspėjimas Jeruzalei, kad jinai bus sugriauta, jeigu net gilaus. Ir tuo metu visas tai vyksta. Netgi šitos skyriaus antroje dalyje paminėta, kad, reiškia, data, kurią dieną tai buvo ir kad tą dieną Dievas pasakė, kad ateis šauklys, pabėgėlis toksai iš Jeruzalės. Ir dar prieš jam ateinant, Viešpats jau atvėrė jo lūpas, jisai buvo nebylys prieš tai tapęs. Kaip ženklas tai buvo įvykę su juo. Kad visi dalykai labai rimti. Todėl tai, ką mes čia skaitome, brangieji, jūs, kaip sakant, daug tikit ar mažai tikit, čia jau netame dabar esmė. Bet esmė yra ta, kad buvo įvykiai, apie kuriuos buvo pranašauta ir kalbėta, ir tie įvykiai pildėsi. Tai ir iš tikrųjų įvyko. Ir įdomu, ką Dievas tokiu vietoj kalba, apie ką jisai, aiškia, prabyla tuo metu. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsime nuo 33 skyriaus pradžios, tai pasakyta taip yra. Man vėl atėjo Viešpaties žodis sakydamas, žmogaus sūnau, kalbėk savo tautos vaikams ir jiems sakyk, kai užleisiu ant šalies kalaviją, jei šalies tauta paims iš savo ribų vyrą ir jį paskirs savo sargybiniu, jei jis pamatęs ateinantį ant šalies kalaviją pūs trimitą ir įspės tautą, tuomet kas išgirs trimito garsą, bet nepriims įspėjimo, ir jei atėjęs kalavijas jį atimtų, tai yra tas žmogus žūtų, tai jo kraujas bus ant jo paties galvos. Jis girdėjo trimito garsą, bet nepriėmė įspėjimo, jo kraujas bus ant jo. Bet kas priima įspėjimą, tas išgelbės savo sielą.
Bet jei sargybinis pamatęs ateinantį kalaviją nepūs trimito ir tauta nebus įspėta, ir jei atėjęs kalavijas atims kurį iš jų tarpo, tai jis bus paimtas dėl savo neteisybės, tačiau jo kraujo pareikalausi iš sargybinių rankos. Taigi tave, o žmogaus sūnau, pastačiau sargybinių Izraelio namams, todėl tu girdėsi iš mano burno žodį ir juos nuo manęs įspėsi. Kai sakysiu nedorėlį, o nedorėlį, tu tikrai mirsi. Jei tu nekalbėsi, kad įspėtum nedorėlį gręžtis nuo savo kelio, tai tas nedorėlis mirs dėl savo neteisybės, tačiau jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankos. Tačiau jei įspėsi nedorėlį dėl jo kelio, kad gręžtųsi nuo jo, jei jis nenusisuks nuo savo kelio, jis mirs savo neteisybėje, bet tu būsi išgelbėjęs savo sielą. Ir čia principas duodamas apie sargybinį. Sargybinis tais laikais miestai turėjo sienas ir kas vyksta už sienų, taip sau paprastai nepamatysi, turėjo būti sargybinis, kuris galėtų matyti, kas tenai už tų sienų, ir jeigu ateina priešas, jis turėjo pūsti trimitą, perspėti visus, pasakyti, kiekvienam neįmanoma, papasakoti, trimitas skamba ir visi turėjo atkreipti dėmesį ir pasisaugoti. Ir jeigu priima tą perspėjimą, gerai, jeigu nepriima, blogai. Ir tuo atveju, apie kurį mes čia dabar skaitome, konkrečiai pasakyta Ezekiliui, tu esi tas sargybinis, aš tave paskyriau. O dabartiniam laike, galim sakyti, tai buvo praeityje, Ezekilis senai nebegyvena, tai eina kalba apie maždaug 580 metai iki Kristaus dar. Tai jau čia 2000 metų turim po Kristaus, tai matot, beveik 2500 metų, bet kaip jums atrodo, ar buvo dar daugiau tokių žmonių, kurie buvo tokiom pašaukti, tokiom pareigoms būti sargybiniais, perspėti žmonės, pranešti jiem kažką svarbaus? Buvo ar ne, kaip jums atrodo? Buvo ar ne? Teisingai. Tokių žmonių buvo ir mes galim tokią ryškę figūrą prisiminti, Jonas Krikštytojas, kuris išėjo į dykumą ir šaukė. Ir atrodo, ką ten dykumoji, kas ten tave girdės, visa tauta sujudo, visi išgirdo, mūsų iki šioliai ta žinia kaip ir stebina ir net mūsų supurto, galvojam, nieko savo, kaip, kokios reikėjo jėgos, kokio reikėjo tvirtumo turėti, kad va taip tarnauti Dievui. Bet dar nuostabesni yra Jėzaus žodžiai, kad sako, kiekvienas mažiausias Dievo karalystė didesnis už Joną Krikštytoją. Kaip tik nesenai čia vienas brolis minėjo. Tai tie tarnai Dievo, kurie kaip apaštalai, daimkim, apaštalas Petras, nesenai girdėjom, kaip jis nešė žinią į Kornelijaus namus, arba apaštalas Paulius, kuris ėjo į pagonių tautas įvairiausias, Graikiją, Makedoniją, iki Italijos, įvairiuose vietose skelbė gerą žinią. Buvo jie tai šaukliais ar ne, kurie sakė žmonėms, atsigręžkite. Jo, apaštalas Paulius konkrečiai dabar, kaip tik skaičiau, Atėnuose būdamas, jisai kalbėjo tiem žmonėms kažką, tai jie sako, tu keistas kalbi dalykus, pakvietė jį į Areopagą nusivedė. O Areopagė spręsdavosi patys rimtiausi reikalai Atėnuose. Ir jis ten pradėjo jam kalbėti, kalbėjo ir paskui vienu momentu sako, taigi dabar Dievas įsako visur visiems atgailauti. Net neklausė, nori, nenori, įsako. O tokioj formai tai buvo paskelbta tiem žmonėms, kurie jie buvo išdidus savo žiniuose, po šiai dienai, sakoma, graikai, jie filosofai, išminčiai. Ir kai kurie ten pradėjo šaipytis, kada išgirdo apie mirusiųjų prisikėlimą, ne visi paklausė, bet va tokia žinia buvo paskelbta, jis sako. Ir apaštalas Paulius šiuo atveju jisai buvo šauklys tai tautai. Jis pasakė tai, kas Dievo buvo liepta. Ir kas paklausė, tai paklausė. Kaip mes čia girdėjome, jisai išgelbėjo savo sielą. Kas nepaklausė, mirs už savo nuodėmę. Ir sargybinis tuo atveju
atsakingas. Apaštalas Paulius vienoje vietoje sako, aš nekaltas dabar nuo jūsų kraujo. Nusipurtė rūbus ir sako, dabar einu pas pagonis. Žydų tautai kiek galėjo skelbė, bet dažniausiai susidurdavo su pasipriešinimu. Taip mes žinome. Tai va dabar, jeigu mes sugrįžtam prie šitos istorijos Ezekilio ir matome, ant kiek svarbus yra to žmogaus tarnavimas ir jis turėjo perspėti. O dabar kitas klausimas toksai kyla. Jeigu reikia perspėti kažkokios bėdos, kodėl vis tik tai tos bėdos ateina? Čia vat mes sustojam ties tokia vieta, kur 10 eilutėje pasakyta. Taigi tu žmogaus sūnaus sakyk Izraelio namam, jūs taip kalbate sakydami, jei mūsų nusižengimai ir mūsų nuodėmės yra ant mūsų ir mes juose nykstame, tai kaip mes begyvensime? Tai yra žmogus jaučia, kad kažkas jį spaudžia, nusikaltimų tikrai daug yra ir jam kyla toksai klausimas, kaip gyventi. Tos bėdos, apie kurias mes čia girdime, kalavijas, jis neateina šiaip savo. Jis ateina dėl to, kad yra kaltė, nuodėmė. Ir jeigu mes paimsime toliau kitą eilutę, atsiveria Dievo širdis. Pažiūrėkime, ne viešpats mums tas nelaimės ruošia, siunčia arba linki mums to. Paklausykime, kaip sakoma, Ezekilio 33 skyrius 11 eilutė. Sakyk jiems, kaip aš gyvas, sako viešpats Dievas. Aš nenoriu nedorelio mirties, bet noriu, kad nedorelis nusisuktų nuo savo kelio ir gyventų. Nusigręžkite nuo savo piktų kelių. Kodėlgi jūs turėtumėte mirti, o Izraelio namai? Yra dėsniai. Jeigu vienas sesė čia minėjo, sako, jeigu tu esi 9 aukšte, traukos dėsnis veikia, tau geriau netikrinti iš tokio aukščio, bus kaip ten pasibaigs. Arba jeigu rozetė yra 220 įtampos, tai geriau pirštų tenai nekišti, už tai, kad gali būti blogai. Ir kada jau mes esam suaugę, mes jau įsitikinę, mes jau žinom, kad taip yra. Bet vaikai, kurie auga, jiems nebūna aišku iš karto. Ir jie dar mėgina įsitikinti, ar iš tikrųjų taip yra. Tai yra tam tikri dėsniai, pasiekmės, nuodėmė turi savo pasiekmes. Ir Dievas matydamas, kad žmogus pavojingais dalykais užsiima, ne to užsiima, ką reikia. Jis mato, kad bėda ateina ir jis siunčia perspėjimą. Sako, šito nedarykit, kad jūs nemirtumėte, bet aš nenoriu jums bėdos, aš nenoriu jūsų žuvimo. Aš noriu, kad atsigręžtumėte ir gyventumėte. Kamgi jums mirti? Ir vat kas yra įdomu, viešpats šitos žodžius pasako ne pabaigoje jau visų perspėjimų, kada jis kalbėjo daug kartų. Ir jeigu mes paimsim Ezekilį, jam nebuvo lengva šitas tarnavimas, būti tuo šaukliu, tuo sargu, žinot, susilaukdavo didelių problemų. Tie sargai, ne vienas iš jų yra žuvęs nuo tų žmonių, kuriems nepatikdavo ta žinia. Ezekiliui teko patirti įvairius tokius suspaudimus, kad ir nuogam teko būti, ir nuskustam, ir nešioti tas visokias naštas, kad pavaizduoti, kas laukia Izraelio, visą tai kaip perspėjimas buvo. Ant vieno šono ten gulėjo daug dienų, ant kito šono maitinosi ten po kruopelytėmis. Ir visa tai buvo perspėjimas. Tikrai daug. Ir matosi, brangiai, kad tai darydamas Dievas ne tai, kad jis norėjo tą žmogų kažkaip tai pavarginti. Bet jis, matydamas, kad didelės problemos ateina, jeigu nieks nepasikeis, jis davė tokį ryškų ženklą, matomą, visi žmonės žiūrėjo ir galvoja, o, wow, kodėl jis taip daro? Ir atsakymas buvo, tai yra ženklas, tai yra perspėjimas jums, kad gali taip jums atsitikti. Galiausiai jis neteko savo žmonos netgi ir pats tapo nebylys. Įsivaizduokit, kokie vargai. Atrodo, kaip pagalvoju viešpatie, jeigu reikėtų va taip pat. Kaip mes ištvertume ar ne visą tai. Bet šitie žmonės, ačiū Dievui už juos. Kada mes penktadienį turėjom bendravimą, žinot, viena sesė sako, klausaisi, tai žinot, vat, negali tiesiog
nu, būti abejingas. Vienas sesė sako, aš tiesiog įsimylėjusi su Danieliu. Toks, sako, Dievo žmogus. O kitas brolis sako, o aš, sako, myliu tą penkiaknygę, Mozę. Ten tokie dalykai. Klausaisi, galvoju, Viešpatie, tarp kokių žmonių aš esu. Vienas Danielių įsimylėjęs, kitas Mozė. Ir iš tikrųjų visas Dievo žodis, tikrumoji Viešpats vat, mūsų yra toks. Ir jo žmonės, kurie jam buvo ištikimi, jie tikrai verti to, kad mes juos mylėtume, gerbtume, priimtume tai, ką jie kalba, atkreiptume dėmesį į tuos ženklus. Nes tai netuščias dalykas, nekvailai jie darė. Jie pakluso Viešpačiui, taip reikėjo. Ir Viešpas tikrai nenorėjo tų bėdų, bet nepaklausė Izraelio tauta. Ir po šiai dienai, žinot, aš skaičiau apie Saulių karalių. Ir mes žinom, kad nesėkmingas tai buvo jo karaliavimas. Bet kada skaitai tą istoriją, kiekvienas sykį galvoju, Viešpatie, kaip gaila, kad jam taip nepasisekė. Kaip norėtųsi, kad gerai gautųsi. Kad paklūstų žmogus Viešpačiui. Kaip iš tikrųjų to norisi. Ir vat, kad taip būtų, kad tų klaidų neatsitiktų ir yra tie sargai, yra tie pasiuntiniai, kurie kalba. Ir apie ką kalba jie, ką perspėja. Kaip tik šitame skyriuje dar yra, kai kas mes paskaitysime su jumis. Pavyzdžiui, nuo 12 eilutės. Jei todėl tu, žmogaus sūnau, sakyk savo tautos vaikams, teisiojo teisumas jo neišgelbės jo nusižengimo dieną, o dėl nedorėlio nedorybės jis negrius dėl jos tą dieną, kai jis nusisuks nuo savo nedorybės. Ir teisusis negalės išlikti gyvas dėl savo teisumo tą dieną, kai jis nusidės. Kai sakysiu teisėjam, kad jis tikrai gyvens, va Dievas pasako žmogui, kad tu tikrai gyvensi, viskas, aš tave laiminu, ar ne? Ir tai yra puiku, mes džiaugiamės tai girdėdami. Bet žiūrėkit, kas toliau. Ir jei jis, pasitikėdamas savo teisumu, Viešpats pasakė, užtikrino, pažadai visi yra, jisai darys neteisybę, nes man kažkas tai pažadėta, garantuota. Yra net žmonių, kurie sako, išgelbėjai mane, prarasi, kad ir ką tu. Gali nusidėti, gali tą, bet jeigu Dievas pasakė, jis tave išgelbės. Taip, yra tokių žmonių, krikščionių, kurie tiki tokio išgelbėjimo nepraradimu, vadinasi. Ir jis pasitikėdamas savo teisimu darys neteisybę, tai visas jo teisumas nebus prisimintas. Bet dėl savo neteisybės, kurią jis darė, dėl jos jis mirs. Ir jeigu, žinot, yra toksai dalykas, Dievas su žmonėm turi tokį reikalą įdomų. Turbūt daugelis žinot, kad pas Viešpatį yra knyga. Ir toje knygoje yra įrašyti vardai tų, kurie paveldė amžinai gyvenimą. Ir dabar, atsimenu, pastorius Rytis pamokslavo, kada įvyksta? Kada, supranti, jeigu santuoką paimsim, tai nuo kokio momento ta santuoka, jinai čia jau skaitosi. Jeigu vaikas gimsta, tai nuo kokio momento? Iš tikrųjų, jeigu atgimimas, tai nuo kokio čia momento? Ir jeigu tas dalykas dabar, nuo kokio momento, kada jie ten įrašo į tą knygą? Tai čia dabar neįsiplėsiu tą temą, apie tai buvo kalbėta. Bet dabar gerai įrašė toj knygoje, įrašė danguje. Ir atrodo, jeigu jau danguje įrašė, tai jau gali būti toks ramus. Taip galėjau pasitikėti, kad jau nieks iš ten neištrins. Bet priminsiu, brangieji, atvejį, kuris Mozės gyvenime buvo. Mozė meldžiasi, sako, Viešpatie, prašau, atleidžiu šitiems žmonėms, o jeigu ne, tai mane, sako, ištrink iš savo knygos. Ir Viešpats ką jam atsako? Sako, tos, kurie nusideda, sako, tos aš ištrinsiu. Aišku, tai nereiškia, kad mes tik tai suklydom, biški, kažką netai padarėm, iš karto tas įvyksta. Viešpats maloningas, jisai kantrus, sako, mes girdime, sako, aš nenoriu nusidėjėlio mirties. Bet jeigu žmogus mato, Dievas, kad jis pasitikė to, kad jis geras, kad jis jam atleidžia ir jis sako, dabar aš tada pirmin darau, planuoju kažkokią piktybę.
nes viešpats atleis. Va čia apie tai kalbama. Žinok, čia tegul Dievo baimė ateina į kiekvieną širdį. Tada, sako, kažko nesupranti, kaip Paulius Šerka ketvirtadienį sako, sugrįž pas pranašus, jie tave taip išpurtis, kad tu nebenorėsi. Ir kas įdomu, kad iš tikrųjų, vat, teko girdėti šiom dienomis, kad viena sesė įtikėjo būtent skaitydama Senąjį testamentą. Dar būdama netikinti, pradėjo perskaitė vieną knygą, antrą, trečią Senojo testamento. Ir tada, sako, tokį baimę man atėjo, sako, aš galvoju, wow, reiškia, Dievas yra. Jinai pro bažnyčią praeidama žegnotis pradėjo, kur anksčiau nesižegnodavo ir nebuvo tikinti, nei katalikė, nieko nebuvo. Praeidama pro bažnyčią žegnotis pradėjo, vien tik tai paskaičius Senąjį testamentą. Paskui vėliau jinai tikėjo, dabar tikinti Jėzų Kristų. Taip, kad, brangieji, ačiū Dievui, kad tie pranašai, jie savo atlieka tą supurtimą ir jie sako, neapsigauk, nepasitikėk, taip, gerai, kad tu darai gerą, gerai, kad tu priimi mano išteisinimą, vaikštai toje malonėje, bet eik teisingais keliais, neleisk savo nuklysti ir pasiteisinti. Ir kokius dalykus mes galime pamatyti dar, kokias klaidos, čia atskleistos va šitame skyriuje tiesiog. 33 skyrius Ezekėlio skaitau dabar iš nuo 23 eilutės. Tada man atėjo viešpaties žodis sakydamas, žmogaus sūnau, šitų Izraelio šalies dykinių gyventojų kalba sakydami, Abraomas buvo vienas ir jis paveldėjo šalį, o mūsų yra daug, mums šalis duota paveldui. Todėl jiems sakyk, taip sako viešpats Dievas, jūs valgote su krauju, keliate savo akis į stabus ir praliejate kraują, argi jūs turėtumėt pasisavinti šalį? Jūs remiate savo kalaviju, darote bjaurystės ir kiekvienas suteršėt savo artimo žmoną, argi jūs turėtumėt pasisavinti šalį? Vėlgi, kas čia vyksta? Vienu atveju mes girdime, kad žmonės pasitikė savo teisumu ir čia jūs nepaslaptis, jūs turbūt patys man galėtumėt pasakyti tokių pavyzdžių, kai matėt, kad žmogus, jisai tikintis, jisai eina su Dievu ir žiūrėk, jisai kažkokiu momentu, tu žiūri į galvoju, kodėl jis taip elgiasi, ką jis daro, jisai, matai, kad jis negerai daro. Arba šaukia ant kažko tai, arba pyksta, arba valdžią savo kažkaip tai panaudoja netaip. Turbūt esam matę tokių pavyzdžių. Ir tai žmogus, vat mes čia skaitėme, jis daro pasitikėdama savo teisumu. Ir viešpats sako, nedaryk šitaip, nesielk šitaip. Nesvarbu, kad ir tu teisus, nesvarbu, kad tu išteisintas. Elkis su pagarbiai ir šventai Dievo akivaizdoje ir su kitais žmonėmis. Čia dabar, kur jis skaitė atvejai, čia yra truputį kitoks. Žmonės sako, va, mūsų yra daug. Abraomas tik vienas buvo, jis paveldėjo tą šalį, o mūsų va kiek. Didelis skaičius. Va tas va skaičiai tie, pasitikėjimas, kad mūsų nemažai, irgi yra apgaulingas dalykas. Nepadės tie dideli skaičiai. Nestiprybė yra tame, kad mūsų daug. Brangiai, atsimenate, sako, ne jėga ir negalybė, bet mano dvasia. Čia stiprybė yra. Ir Dievo jėga, jinai pasireiškia silpnume. Tas, kad yra daug, ačiū tau Dieve. Bet kartais nuvažiuoji, būna, matai vieną bendruomenę, kurioje yra pakankamai daug. Ir tie žmonės, nežinau, galbūt jie pasitikė to, kad jų yra daug. Matot, pavyzdžiui, pas mus dabar, mūsų yra nemažai. Mums nėra problemos, kažkas šlovina, kažkas tai pamokslauja. O yra mažos bendruomenės, kur tas pats žmogus šlovina, tas pats pamokslauja. Koks, pagalvokit, jam yra krūvis. Bet su kokia jisai baimė, su kokiu drebėjimu, su kokia maldom jisai eina. Ir kaip viešpats tenai ateina aplanko tokius žmonės, tokias bažnyčias. O mes kartais galvojame, va, mūsų daug, tai čia galiu aš sau leisti, galiu kažką tai netaip daryti.
Viešpatie atleisk, apvalyk mus nuo šito. Ir atvažiuoji į mažesnę bendruomenę, kur keli žmonės ir ten matai, koks tenai Dievo laukimas, koks tenais širdžių atsiverimas. Ir viešpats, kaip su tais dviem šventykloje, sako, vienas gyrėsi, kad aš toks ir anoks, o kitas tik tai į kruštinę mušėsi. Ir atsimenat, tas išėjo išteisintas, o ne anas. Ir čia sako, jūs, kas iš to, kad jūsų daug? Jeigu jūs valgot su krauju, Naujam testamente irgi yra tas paliepimas paliktas. Vis tik tai kraujas netinka vartojimui. Kartais žmonės, va čia ir teko krikščionių tarpe, yra tokie šokoladukai su krauju. Brangieji, tai yra, vis tik tai yra ne vėdarai, aišku, kraujiniai, bet vis tiek jie yra su krauju. Ir apaštalų darbuose yra paminėta, kad nevartot vis tik tai šito. Pakelėt savo akis į stabus, nebūna taip, kad pažiūrim į stabus. Skaičiau šitą vietą, sakau, viešpatie atleisk. Yra dalykai, kada mes su taip pasielgiam, bet viešpats perspėja, įsiunčia jau tokią žinią ir sako, palik šitą, pašalink visą tai. Jūs remiate savo kalaviju, yra kalavijas, reiškia jėgos simbolis, stiprumo, galima kažką tai padaryti. Ir tai yra žmogus pasitikė. Ne to, kad teisingumas yra, bet jis turi jėgą ir jis gali kažką tai padaryti. Blogai. Darote bjaurystės ir kiekvieną suteršėt savo artimo žmoną. Argi jūs turėtumėt pasisavinti šalį? Ne, paveldėjimas taip nieko nesigaus, jeigu su tokiom nuodėmėm. Ir Izraeliui konkrečiai mes turim tą ryškų labai pavyzdį, kad jiem taip ir atsitiko. Dabar toliau. Dar vienas dalykas, apie kurį perspėja viešpats šitame skyriuje. 30 eilutė. O tu, žmogaus sūnau, tavo tautos vaikai vis kalbasi prieš tave pasieniuose bei namų tarpduriuose ir kalba vienas kitam, kiekvienas savo broliui, sakydami, meldžiu, ateikite ir pasiklausykite, koks yra tas žodis, išeinantis iš viešpaties. Jie ateina pas tave, kaip ateina tauta, ir sėdi priešais tave, kaip mano tauta, ir klausysi tavo žodžių, bet jų nevykdo, nes savo burna jie rodo didelę meilę, bet jų širdis eina paskui jų godumą. Ir štai tu esi jiems kaip labai graži giesmė. To, kuris turi malonų balsą ir moka gerai skambinti instrumentų, nes jie klausosi tavo žodžių, bet jų nevykdo. Nebūna taip, brangieji, mūsų tarpe. Mes tokias giesmės giedam, kaip pastorius Rytis Anasikį pasakė, sako, tokia giesmė tai viskas ir pamokslo net nereikia. Vieną giesmę paėmus tik tai. Kiek ten yra. Ir jeigu iš širdies tai darai, jeigu tikrai priimi, tiki to, renkiesi taip ir gyventi, tai, aišku, pamokslas nekenkia. Ir pamokslas tada irgi bus gerai. Bet praleidi giesmę, pagėdi taip savo, paskui klausai pamokslą, galvoji, šneka, gerai, jeigu šneka, matyti, sugeba šnekėti. Bet aš turiu savo nuomonę, aš gyvenu savaip, o dar tenka išgirsti tokių dalykų, kad sako, gyvena žmonės, krikščionys, kad ir jauni žmonės, bet sako, vaikų, pažiūrėjau, jie nemėgsta. Aš kada išgirdau, sakau, viešpatie, tai kaip čia suprasti, kaip čia suderinti tuos dalykus? Kaip aš galiu mylėti, sako, tu myli viešpatį, kuris yra kažkur tai danguje, bet tu nemyli artimo arba vaiko. Kokios ten priežastys, galbūt vaikystėje buvo kažkokios problemos ar ką, bet brangiai, negalim gyventi su tokiom nuostatom. Viešpas pasakė, sako, nepaneikinkit šitų mažutėlių, nes jų yra dangaus karalystė. Kas vaiką šitą priima dėl mane, sako, jis mane priima.
Išblaivėkime, brangiai, nebūkime žmonės, kurie, kaip čia mes skaitėme, ateina pasiklausyti ir lūpose didelė meilė. Kaip nebūtų keista. Savo burna jie rodo didelę meilę, 301 eilutė, bet jų širdis eina paskui jų godumą. O pasitikrinti, o kaip širdis? Kas ten toj širdyje? Kur jinai eina? Lūpos eina viena kryptimi, širdis eina kita kryptimi. Ir Viešpats pakartoja šitos žodžius jau čia Izaijo. Sako, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas. Šita tauta artinasi savo lūpomis, o jų širdis nutolus nuo manęs. Panašiai ir Izaijas kalbėjo. Jisai buvo tas šauklys, kuris sakė, žmonės, susipraskit, nedarykit šito. Bet fariziejai, kada klausėsi, jie šaipėsi. Sako, ką tu čia aiškini? Mūsų daug, mes labai neblogai laikomės, viens kitą palaikom ir finansiškai mums gerai, ir dvasiškai mes aukštumoj. A tu čia kažkoks galėlėtis atėjęs aiškini. Ir jiem buvo juokinga. Bet tai buvo laikinai jų tas tvirtumas. Atėjo laikas, kada pasikartoja tą dramą, šventyklos drama. Jūs žinot, brangiai, gal ne visi žinot. Pirmoji šventykla, kurią pastatė Saliamonas maždaug apie 1000 metus iki Kristaus, jinai buvo sugriauta 580 kažkur 6 metais iki Kristaus. Vat apie tą laiką, kaip tik dabar mes ir skaitom tuos žodžius, kurie yra susijęs su tuo laiku. O paskui, kada atstatė tą šventyklą vėl, karaliai ėmėsi, žmonės atstatinėjo, paskui karalius Erodas ten dėjo didelės pastangas, atstatė tą šventyklą. Ir Jėzus vaikščiojo ir mokiniai sako, pažiūrėk, matai, kokie gražus pastatai, kokie akmenys, kokie didybė. Jėzus pažiūrėjo, sako, žinot, iš viso to, ką čia matot, neliks akmens ant akmens. O, wow. Ir pasirodo, ten jau net ne keli šimtai. Jeigu čia šitai šventyklai keli šimtai metų buvo, kol atėjo tas įvykis. Tenais prireikė tik tai kelių dešimtmečių. Jėzus buvo nukryžiuotas maždaug 33 metais, o šventykla buvo sugriauta 70 metais. Apie 36 kokie metai tik tai praėjo. Ir visas išsipildė. Bet taip išsipildė, kad po 70 metų jie pirmoji tremtis buvo grąžinta. Kita tremtis buvo grąžinta vos ne po 2000 metų. Viešpats ištikimas, jis pažadėjęs išpildo, ką pasakė. Bet geriau nejuokauti, geriau nebūti tais, kurie bando, kogi čia viskas pasibaigs. Ir dabar buvo laikas, kada krikščionis puolė tos žydų tautą, sakė, va, kokie jūs blogi. O dabar mes, kada žiūrim juos, mes gailim jų. Mes meldžiamės už juos, sakom, Viešpatie, pasigailėk. Mano uošvis važiavo į Jeruzalę. Žinot, ten prie tos verksmo sienos žmonės ateina ir jisai ten buvo. Sako, negali, matai, kai žmonės verkia. Tu negali abejingas ten būti. Jie verkia, sako, Viešpatie, atstatyk. Tegu išsipildo tavo pažadai. Ir sako Viešpatie žodį, sako, prašykite taikos Jeruzalėj. Brangiai, turim atjausti šitą tautą. Suklydo, nukentėjo, bet Viešpatie pasigailėk. Bet pamoką taip pat priimkime, kokie ir mums Viešpas duoda. Ir yra dar 2 momentai, kuriuos aš vis tik tai norėčiau paminėti. Vienas dalykas tai yra susijęs su tai jau šių laikų reikalai. Tai yra su alkoholio vartojimu. Ir yra, pavyzdžiui, žmonės sako, va, prašau, Jėzus vyną netgi padaugino šventykloje, šventėje, per vestuves ir liktai neuždrausta Naujajame testamente vartoti alkoholio. O Senajame testamente atrodo liktai tuo labiau. Bet aš jums vieną dalyką, tik tai tokį paprastą paminėsiu iš Senojo testamento. Kada buvo pastatyta Mozė, Dievas parodė, kaip turi būti padaryta palapinė, susitikimas, vieta su Viešpačiu. Viskas buvo padaryta, Dievo buvimas atėjo galingai taip, kad žmonės net akivaizdžiai tai matė. Ir iš karto po to skaičių knygoje 10 skyriuje parašyta, kad 2 kunigai
Arono, vyriausiojo kunigo sūnus, įeina į tą šventyklą ne taip, kaip buvo nustatyta. Ir kas su jais atsitinka? Ugnis nuo viešpaties, jie sudega toje ugnyje ir jos išneša, jau žuvo žmonės. 2 sūnus kunigo. Ir galima būtų pasakyti, ką jie padarė, kaip suprantat, kur jie rado tą svetimą ugnį, nes ten dykuma šiaip tai. Iš kur galim buvo rasti svetimą ugnį? Ką jie ten padarė? Ir galima įvairiai spėlioti. Bet jeigu paskaitai, po to, kada aprašoma šitas įvykis, iš karto yra toks žodis. Ir viešpas pasakė tada Mozei, pasakyk kunigams, kada jie artinsis prie manęs, kad jie, sako, negertų vyno ir stiprių gėrimų, kad atskirtų švento nuo nešvento. Ir patys, reiškia, tinkamai elgtųsi ir tautą galėtų pamokyti. Ar ne mes esame irgi viešpaties kunigai, kuriem reikia skirti šventą nuo nešvento? Ar ne taip? Ir ar ne Naujasis testamentas pilnas parašymų, kad sako, būkit blaivus? O toks žodis yra ar nėra Naujam testamente? Blaivinkitės, būkit blaivus. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš sakysiu, aš nedaug išgėriau, bet blaivumui tas prisideda ar ne? Pavyzdžiui, net užtenka alaus pavartoti ir jau pareigūnai, jeigu vairuosi, jau fiksuoja promilių, ten irgi nedaug jų, ten 0, kažkiek tai, bet jau gali būti problemų. Netgi kitą dieną, jeigu žmogus geria, kitą dieną ir tai jau gali vairavime pasijusti. Va. O mes turim vaikščioti visą laiką viešpaties akivaizdoje. Blaivinkite, sako. Atskirkit šventą nuo nešvento. Situacijos gali būti tokios, kad tu blaivas būdamas negali susigaudyti. Dar reikia šauktis viešpaties gerokai, kad koks tai aiškumas ateitų. O čia dabar išgeri. Man teko matyti tokį liūdną vaizdą. Vienam tokiam pobūvyje, krikščioniškam bendravime, seseriai davė pasisakyti, išėjo kalbėti ir tokia pasimetus buvo. Mėgina kalbėti ir kažkaip tai galvojom, kodėl jinai tai pasimetė. O paskui tik tai mes sužinojom, kad pasirodo, pripratęs buvo žmogus truputėlį pavartoti. Ir pavartojo alkoholį labai nedaug, kaip sakant, taip sau dėl sveikatos, dar dėl ko tai. Ir paskui, kada reikia prieš visus išeiti, pasimetimas didžiausias. O mes, kai matėm, tada nežinojom, tik paskui paaiškėjo toks reikalas. Taip, kad brangiai blaivinkimės. Ir aiškiai labai paprastas pasakyta. Sako, nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkit pilni šventosios dvasios. Kodėl žmogui reikia gerti? Už tai, kad jis neturi dvasios nusiraminimo. Jam problemos, pasauliečiai, žmonės. Kur jam daugiau? Iš šventosios dvasios nepriima, nepažįsta dar jos. Ir jam tenka kažkokią rasti išeitį. Bet mes, brangiai, tai turim šventąją dvasią. Nuo kogi bažnyčia prasidėjus yra? Tai ką mums kažkokie tai tie dalykai? Antraeiliai. Ir šitą kalbų, brangiai, ne dėl to, kad tiesiog toks esu fariziejus, kuris nori jums kažką tai priekaištauti. Bet kadangi žinau, kad problemos yra atėjusios į krikščionių namus per visą tą dalyką. Brangiai, nejaukaukime, nedaleiskime. Patys kažką tai padarom. Paskui, kaip vaikams, koks pavyzdys gaunasi. Ir tai kenkia, tai nieko gero neatneša. Geriau būkim švarūs, tyri ir nieko bendro neturintys su tais reikalais. Brangus gėrimai, labai kilmingi, nesvarbu. Man, pavyzdžiui, neįdomu, kad ir kokie jie labai būtų kilmingi. Tiesiog raugas ir viskas man jinai. Netgi aš, kai vienas iki davė, sako, paragauk, sako, čia, pat paragauk. Reiškia, čia alkoholio nėra. Aš galvoju, tikrai užtikrinu, kad jokio alkoholio nėra. Paragavau. Ir ką sako? Sakau, nežinau. Sakau, šiaip savo skonis. O, sako, tai čia be alkoholinis vynas. Sakau, tai aš, pavyzdžiui, sulčių, ką man tokį gerti, kuris šiaip savo toks skonis, nežinau, pavadinimas irgi. Tai geriau aš sulčių gersiu. Tikrai sveika. Ir dar pigiau, ko gero kainuoja.
Tai va, brangiai, dėl šito noriu kažkaip tai turėjau tą širdyje pasakyti. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra draugystė. Dabartiniam laike, žinot, jaunimas bendrauja pasaulyje, kada mes žiūrime, daleiskim, jau mokykloje, vienas su tuo draugauja, kitas su tuo. Ir tam žmogui, kad ir mūsų krikščioniui, jaunam žmogui augant, žiūrint į visą tai, kitas irgi ateina tokie mintis, o kodėl man nereikėtų, gal ir aš turėčiau turėti kokį tai draugą. Bet, brangieji, viskam yra savo laikas. Draugystė, kada ateina laikas pilnametystės. Mergaitėms, pavyzdžiui, 18 metų, berniukams, aišku, 18 irgi galima, bet galima per daug neskubėti, galima ir biškį vėliau. Jo. 23, 24, galima. Galima ir tą draugystę. Bet vėlgi, brangieji, šitam dalykė mes būkime pagarbus Dievo žodžiui. Nes, kad nesitiktų kaip su šita tauta Izraelio. Sako, jie klauso, lūpomis rodo meilę, bet širdis jo eina visai kitur. Ir kas atsitinka šituo atveju? Mes klausom, Dievo žodis mus ragina, sako, jeigu tu nori, daleiskim, ištekėti, ženytis, galima, bet viešpatyje. Tai yra, tas žmogus kitas, su kuriuo tu linkęs turėti bendravimą, nori viešpats, kad jis būtų krikščionis. Reiškia, duok jam tokią galimybę. Bet jeigu matot, kaip yra, čia yra tarsi toksai žaidimas, gali prasidėti. Kad žmogus, vienas toksai buvo žmogus, kuris tiesiog žaidė šitoj srityje tokį žaidimą. Jisai vesdavo moterį su tikslu ją atversti. Bet kadangi jinai neatsiversdavo, jis ją palikdavo ir tada vesdavo kitą. O toks buvo stipruolis. Ir ne vienai, ir aš sakau, Nadė, meluoju aš ar ne? Buvo taip ar ne? Taip, brangiai, yra buvę. Mūsų Lietuvoje čia. Nereikia kažkur toli užsieniuose ieškoti. Buvo. Bet, brangiai, tai ne tas kelias, kurio viešpas mus kviečia eiti. Duokim žmogui, jeigu jis tiki, prašau, jeigu jis arba jis nieko prieš, sako jisai dėl tikėjimo, prašau, tegul jis ateina, tegul jis atgailauja, tegul jis atsiverčia, normaliai, paprastai. Kad jis turėtų tokią galimybę. Nes matai, jeigu pasakysi, aš su tavim, daleiskim, žmonės galbūt jaučia simpatiją viens kitam, bet pasakys, nu matai, negali su tavim ženytis, kadangi šventas raštas man neleidžia. Tu dar nepasikrikšties, bažnyčia neįsijungęs. Tai ką jis pagalvos? Jis sakys, nu, jeigu toks reikalas, tai padarysiu. Aš galiu, labai dažnai ateisiu į bažnyčią, kai bus krikštas, aš pasakysiu, aš noriu krikštytis. Ir vėlgi toks atvejis yra buvęs. Ir vienas žmogus toksai, čia Tauragės vietovėje tas viskas vyko. Paskui, kada jam sakė, sako, kodėl tu negyveni kaip krikščionis? Tai, kad sako, pakrikštytas buvau per prievartą. O kaip čia? Tai sako, mano žmona sakė, aš su tavim nesiženysiu, jeigu tu nebūsi tikintis. Tai ką, sako, buvo daryti? Jis ir pasikrikštijo, ir į bažnyčią įsijungė, bet visi žiūri, galvoja, kas prie krikščionis, kažkas tai nesuprasti, kas čia vyksta. Tai va, brangiai, nedarykim šitaip. Yra galima viską daryti normaliai. Tai yra slidis rytis, kurioje daugelis suklumpa. Ir kada žiūri, galvoja, gaila, be reikalo. Galima buvo padaryti viską tinkamai. Aišku, mergaitėms kartais, kada laukia, būna sunkiau sulaukti. Galvoja, kadagi pagaliau tas išsipildys. Bet mes žinom, sesės tikrai yra, kurios laukia, sulaukia, Dievas palaimino. Ir broliai yra, kuriems irgi nelengvai. Tas klausimas sprendžiasi. Melskimės vieni už kitus, padėkime vienas kitam, padrasinkime. Brangiai, bendraukime, mylėkime vienas kitą, sutarkime. Bet irgi tas ribas dar noriu paminėti. Prisilaikykime tos ribos, už tai, kad vis tiek vyrai yra vyrai, moteris yra moteris. Ir dabartiniam laikė glebeščiojasi vieni su kitais. Nesakau kažkiek, tai kitas iki gal ir būti ir galima. Bet irgi jauskime tas ribas, brangiai. Už tai, kad, yra, kada žmona, aš, pavyzdžiui, žmoną galiu į dabar prieiti, apsikabinti ir pabučiuoti prie visų.
Ir jūs nė vienas nieko man negalėsite pasakyti. Taip ar ne? A jeigu kitą kurią nors aš prieičiau sesę, tai padaryčiau. Iš karto jūs pasakytumėt, ką tu čia darai. Tai ne tas pats, žinokit. Kaip su žmona gali elgtis, su kitu negali tai pasielgti. Tai va, brangiai, yra tiesa, teisingumas ir jeigu mes to laikysimės, tikrai Viešpats padės ir mums ir malaimins. Ir mūsų vardas nebus ištrintas iš šitos gyvenimo knygos. Ir šitie šaukliai, brangiai, jie kalba ne veltui. Jie tam, kad mes būtume palaiminti, kad mes paveldėtume tą šalį, kad mūsų gyvenimas būtų laimingas. Ir mes patys būtume džiaugsme ir tie, kurie su mumis bendrauja, galėtų šlovinti Viešpaties vardą. Tu ir pabaigsiu, brangiai, gal pakviesiu dabar maldai. Gal atsistokime. Viešpatie, mes lenkėmės prieš tavo didybę. Pripažįstam, kad tu esi šventas. Aleliuja. Aleliuja. Tu didis, Viešpatie. Ir jeigu tu pasakėjai, kad šventykla bus sugriauta, tai tu nejuokauji. Ir tau yra liūdna, Viešpatie mano, pirmiausiai, tai kiti žmonės verkė paskui. Bet tau pačiam, Viešpatie, buvo širdies skausmas matyti, kaip viskas suniokojama. Tavo švento buveinė, ta vieta, kurioje turėjo būti gerbiamas tavo vardas, kur buvo vieta maldos visoms tautoms, maldos namai. Ir ten nedorybė įsisiautėjusi sunaikinimas. Viešpatie, tu šito nenori. Ir tu sakei, aš nenoriu nusidėlio mirties, bet atsigręžkite ir gyvenkite. Kam jums mirti, Izraelio namai? Viešpatie, šiandien leis mums išgirsti tavo žodžius, leis mums atverti tavo savo širdis. Ir jeigu tavo dvasia šventoji šiandien veda į atgailą, prašau, Viešpatie mano, duok kiekvienas, kuris šiandien suvokia klaidas, kuris nori pasikeitimų. Viešpatie, tegul šventas tavo kraujas nuplauna. Tegul ta atgaila jinai bus priimtina. Aš dėkoju, Viešpatie, už tą sesę, kuri atvažiavo net iš kito miesto. Už tai, kad suprato, kad jai reikia atgailauti. Viešpatie, aš dėkoju tau. Pažvelk į ją. Savo šventų kraują nuplauk, Viešpatie mano. Taip pat kiekvieną, kuris dreba prieš tave, kuris visa širdimi tavo atsiveria. Tegul nebeliks nieko, dėl ko mes būtume kalti tavo akivaizdoje. Nenorim būti tie, kurie veidmainiauja, gražiai atrodo, kalba meilė žodžius, o širdis kažkur ne ten. Viešpatie, atleis mums, kad kaip bendruomenė mes nebūtume tokie. Pastatyk mus pilnam pašventinime. Ir te būna išaukštintas tik tai tavo šventas vardas. Mes renkamės nepasitikėti mūsų skaičiumi. Ir kada mūsų daug, Viešpatie, mes dėkojam tau. Bet tie, kurių mažai, kurie galbūt tik keliese susirinka Vilkaviškyje, Druskininkose, Alytuje, kitose vietose. Viešpatie, būk su jais, Jonavoj. Būk su jais ypatinga savo malonė. Dar galingiau tu matai, kaip jam reikia tavęs. Mūsų brolius užtarėme Anglijoje, kurie renkasi nedidelėme skaičiuje. Būk su jais, Viešpatie, savo šventosios dvasios jėga. Ir tavo darbai galingi te vyksta. Ir tegu visi matys, kad nenuskaičiaus priklauso visą tai. Tebūnė tai tavo šloviai. Dėkojam, Viešpatie. Ačiū tau, kad tu mus pamokai, pabarė, kad tu mus supurtai per tos pranašus savo šventus žmonės. Ačiū, Viešpatie, už Ezekėlį. Ačiū už Izają. Ačiū už Jeremiją. Ačiū už Danielių. Ačiū tau už Mozę. Viešpatie, dėkojam, kad jie yra tokios dovanos didžiausios. Ačiū už apaštalą Petrą ir Paulių. Dėkojam, Viešpatie, už mūsų bažnyčioje žmonės, kuriuos tu darai savo tarnais, už pastorių Rytį, už Paulių Čarką. Dėkojam, Viešpatie. Už kiekvieną, už Paulių Berūkštį dėkojam. Už jaunimą mūsų, Viešpatie, už tvarkdarius, už tos, kurie tau tarnauja. Dėkojam. Šlovė tau, Viešpatie, kurie tarnauja su vaikais. Dėkojam tau. Te bus jie palaiminti, Viešpatie. Dėkojam. Visa šlovė tau, Viešpatie.
aukštinam šventai tavo vardą per Jėzų Kristų mūsų gelbėtoją. Amen. Ir brangieji, kas turėsite širdyje, ateikite, kad mes dar pasimelstume. Kas dar galite, prisijungkite, kad pašlovinti viešpatį. Aš tik dar noriu pasakyti, kad pirmadienį bus malda. Čia mes renkamės šitoj salėje 18 valandą į maldą. Ateikit, kas galite. Ir dar nusimato krikštas vasario pradžioje. Tai irgi, kurie mąstot apie krikštą arba kurie nesikrikštijot sąmoningai pasišvęsdami viešpačiai, pamastykit apie tai, pabendraukit, pasižiūrėkit Dievo žodyje to klausimu, kad žinotumėt, ką jums padaryti. Ir Dievas te laimina jūs visus. Amen.
giesmė, karalių šlovės, brangiam artume, giedame ją. Prie sosto šlovės, šiandien ateinu, pagarbink karalius, kuriam gyvenu. Šlovės giesmė tekyla jam, iš mano širdies, iš mano širdies. Aš giedu naują giesmę jam, iš savo širdies, iš savo širdies. Skamba giesmė, karalių šlovės, brangiam artume, giedame jam. Prie sosto šlovės, šiandien ateinu, pagarbink karalius, kuriam gyvenu. Šlovės giesmė, iš mano širdies, iš mano širdies. Aš giedu naują giesmę jam, iš savo širdies, iš savo širdies. Šlovės giesmė tekyla, iš mano širdies, mano širdies, iš mano širdies. Aš giedu naują giesmę jam, savo širdies, iš savo širdies, savo širdies, iš savo širdies. Skambės giesmė, per amžius tol, iš mano širdies, iš mano širdies. Giedosiu gyrioms giesmę tau, iš savo širdies, iš savo širdies. Per amžius tau, iš mano širdies, mano širdies, iš mano širdies. Tau karalių giedosiu, giedosiu gyrioms giesmę tau, iš savo širdies, iš savo širdies. Šlovės giesmė tekyla tau, iš mano širdies, iš mano širdies. Aš giedu naują giesmę tau, iš savo širdies, iš savo širdies.
Šlovės giesmė tekyla didingam šlovės karaliui, te įgarbina žemė visa. Savo meilę mums parodė, atėjęs į šį pasaulį, ramybę atnešęs žmonėms. Jis nuostabus Dievas, pilnas malonės, amžinai geras mūsų viešpats yra. Šlovės giesmė tekyla didingam šlovės karaliui, te įgarbina žemė visa. Savo meilę mums parodė, atėjęs į šį pasaulį, ramybę atnešęs žmonėms. Jis nuostabus
dėkojom tau viešpatie. Mes dėkojom už šį rytą. Ir mes šlovinam. Tai kyla mūsų gyvenimuose visose situacijose viešpatie. Tai kyla tau garbė. Tu būk pagarbintas, tu būk pašlovintas viešpatie. Tu nuostabus Dievas, tu tas, kuris nesikeitė. Gailestingas ir maloningas. Dėkojom tau viešpatie. Būkit palaiminta bažnyčia.